Sveiki sugrįžę į dar vieną video, taigi šiandien svarbi apžvalga. Turbūt pastebėjote, kad Bitcoinas padarė dar vienas naujas aukštumas ir tuo tarpu altcoinai vis dar krenta ir manau, kad dauguma vis tiek turite savo portfolio altcoinų ir pastebėjote, kad jūsų portfolio turbūt neperformina dabar labai gerai. Ir realiai altcoinai nukrito beveik iki tiek, kiek ir buvo kažkur prieš 3 savaitės. Tai reiškia, prieš pastarąsias 3 savaitės buvo nemažai gainsų, bet beveik viskas nukrito atgal. Taigi, kas nutinko rinkoje, ar dabar laikas panikuoti ir ko galima tikėtis toliau. Taigi, daug svarbių naujienų, žiūrėkite šį video nuo pradžios iki galo ir viskas bus aišku. Spauskite subscribe ir like dabar, kadangi bullrunas dar tik yra prieš akiją, nors kai kurie žmonės, kurie galbūt nesidomi rinką, galvoja, kad čia viskas taip ir bus ir niekas nepasikeis, bet viskas pasikeis, tai jeigu norite būti informuoti, spauskite subscribe ir taip pat galite prisijungti į mūsų nemokamą grupę apačioje, linkas apačioje. Turime jau virš 330 narių, žmonės labai sparčiai domisi rinką ir jungiasi ir analizuoja visas naujienas. Taigi linkas yra aprašyme. Taigi einame prie Bitcoino. Iš esmės čia tai matote, kad kas vyko šiandien, tai šiandien yra gana toks nukritimas, viskas yra raudona, rinka raudonuoja ir iš esmės beveik visi altcoinai raudonuoja, tai einam iškart prie Bitcoino ir žiūrim, kas vyko. Tai praeitą video aš jums rodžiau šitą formą visą, ascending triangle, tai reiškia rinka spaudėsi tarp dviejų juostų, tarp resistance lygio ir tarp trendline'o, spaudėsi ir matome, kad jau štai čia iš indikatoriaus gavome pirkimo signalą, bet tada įvyko breakoutas šiek tiek vėliau, štai čia ir pavažiavome į priekį. Tai irgi, kas įvyko, tai pralaužėme vėl naujas aukštumas, tai reiškia, va čia turbūt kažkur buvo praeitus aukštumos, o dabar aukščiausias taškas Bitcoinui yra 108 000 doleriais, tai irgi yra labai daug ir žmonės panikuoja, galvoja, kad čia labai blogai. Visi galvoja, kad blogai, nes dabar altcoinai nelabai gerai performina ir performina Bitcoinas. Ir tai yra labai gerai rinkai, nes vis ta Bitcoinas turi eiti pirmas, o po to seks altcoinai. Tai matome, kad jau štai čia gavome indikatoriaus pirkti signalą ir štai čia būtume užsidirbę apie 9% pelno, jeigu būtume atidarę sandorį. Ir ką dabar matome irgi, kad vėlgi vyksta konsolidacija, iš esmės nieko įdomaus nevyksta, realiai nėra rinkoje jokio parako. Štai čia matome supporto lygį, galbūt jau ir nebeparlaušime žemiau šio supporto, tikėjimės, kad dabar eisim tik į viršų. Tai apžvelgsime visas naujienas ir manau daug geriau suprasti, ko galite laukti ir ko galite tikėtis, pasakysiu, ko rinka dabar laukia, nes rinkoje visiškai nėra jokio parako ir tuo labiau altcoinuose, tai galim pasižiūrėti į Bitcoin Dominance, nueiti į savaitės grafiką. Tai Bitcoin Dominance tai rodo, kad vat štai čia, kur įvyko štai šis nukritimas, tai iš Bitcoino nemažai pinigų perėjo altcoinus ir jie buvo pakilę. Ir dabar matome, kad beveik viskas vėl sugrįžo atgal į Bitcoiną. Nes Bitcoinas dabar vėl daro aukštumas, o nei Ethereumas nieks daugiau neperformina. Tai dėl to Bitcoin Dominance sugrįžo vėl aukštai ir kol kas, dar kol jis nepradės kristi, tol nesulauksime kito tokio kaip ir altcoinų pakilimo. Taigi labai svarbus pasiūlymas, kad dabar yra, kol dar yra labai geros kainos, dabar labai verta pradėti domėtis prekybą prieš bullruną, susidėlioti savo portfolio, susidėlioti riziką, galbūt nusipirkti kažkokių naujų kriptovaliutų. Tai kadangi priartėjo kalėdos ir nauji metai ir kiti metai bus labai geri rinkai, tai reiškia bus tas didysis bullrunas, kurio visi taip laukia. Tai šią progą skelbėme labai riboto laiko pasiūlymą, tai yra kažkur mėnesio pasiūlymas, tai reiškia kalėdos, nauji metai ir šiek tiek dar savaitė ar 2 po galios šis pasiūlymas, kada mes galite gauti mūsų indikatorius, kurie tiksliai parodo, kada galite pirkti, galite parduoti ir taip pat 2 mėnesių indikatorių ir taip pat mūsų mokymai. Tai irgi visa pilna mokymų programa, kuri išmoko žmonės kaip prekiauti, kaip investuoti, kur kada pirkti, ką pirkti, ten esu paskelbęs ir savo investicijas, į ką aš investuoju, kokios yra geriausios kriptovaliutos, kiek kiekviena kriptovaliuta turi potencialo. Tai jeigu jūs irgi nežinote, žiūrite kriptovaliutus, nežinote, ar kažkas pakils, ar nukris ir iš vis kiek kiekviena kriptovaliuta turi potencialo, tai viskas yra mokymuose ir taip pat dar išteikėme prieigą, 2 mėnesių prieigą prie šių indikatorių, kuriuos jau rodžiau, jie suteikia signalus, kada pirkti ir parduoti ir viskas yra su nuolaida, galite gauti viską už 399 eurus, tai reiškia ir mokymų pilna programa ir 2 mėnesiai, kuriuos gaunate realiai nemokamai prie indikatorių.
Tai va, tai labai svarbus ir trumpas pasiūlymas, tai linkas yra aprašyme, galite pasižiūrėti, viską rasti apačioje. Tai dabar, kas yra įdomu, tai yra toks dalykas, kuris vadinasi Santa Rally angliškai, tai iš esmės tiesiog per kalėdas, po kalėdų Bitcoinas, realiai visos kriptovaliutos labai gerai performina, pajuda į viršų. Todėl, kad dėl kelių priežasčių. Viena priežastis yra jau galas metų, kada galbūt dar žmonės kažkiek stengiasi investuoti, išspausti profito, kai kurie kiti susidėlioja naujiem metam savo portfolio, o kita priežastis yra kalėdos, yra pasaulinė šventė, kada žmonės susirenka ir labai daug žmonių aptarinės kriptovaliutas, kaip Bitcoinas yra ties 108 tūkstančiais. Ir tiesiog tada gale metų gaunasi toks kaip ir neblogas kriptovaliutų performances, tai vadinasi Santa Rally. Tai buvo ir 2016 metais, ir 2020 metais, ir dabar artėjom prie tų pačių, aišku, kalėdų vėl. Ir irgi yra galas metų, tai mes matome, kad realiai visada gale metų iki sausio 1 labai gerai pasirodo Bitcoinas, bet kol kas dar tas neįvyko ir dar yra anksti ir toj pasakysiu kodėl. Todėl, kad realiai šiandien bus Centrinio banko susirinkimas dėl palūkanų ir ne tik dėl palūkanų, bet ir dėl kas mūsų lauks 25 metų, kokios projekcijos yra ir visi to laukia ir manau, kad to laukia ir kriptovaliutos, nes tai realiai tiesiogiai paveiks rinką. Bet ką mums rodo istorija? Istorija rodo, kad būna toks gana nemažas ralis ir Bitcoinų ir kriptovaliutų ties pačia metų pabaiga, tai yra nuo gruodžio 15 iki gruodžio 30 dienos. Tai aš asmeniškai vis dar nepasiduodu ir tikiuosi, kad dar bus tas ralis. Ir irgi pasižiūrėkime į ETF'us, tai kol retailas panikuoja, kol žmonės parduoda, kol žmonės išeina iš rinkos, kažką kito daro, institucijos perka toliau, čia yra Ethereum ETFs, tai perka ir Bitcoino, bet dabar šiuo metu yra, man pavyzdžiui, įdomiau Ethereum ETFs, nes Bitcoino tai visada pirko, ir pirks, ir Bitcoinas gerai performina, bet Ethereumas dabar prastai performina. Ir ką matome iš ETF'ų, kad institucijos vis tiek smarkiai perka. Matome, kad nors vakar absoliučiai nieko gero nebuvo ties rinko, tai reiškia Ethereumas irgi nieko nedarė, BlackRockas ir kitos institucijos nusipirko už 144 milijonus. Ir šiaip pasižiūrėkite, nebuvo jokių minusinių įplaukų, vien išplaukų, tai reiškia vien įplaukos, nors kaina realiai nieko nedaro. Tai reiškia, kad vadinasi angliškai smart money arba whales, tai yra tiesiog žmonės, kurie žino, ką daro su daug kapitalo, jie perka ir jie ruošiasi kitam judėjimui į viršų ir tai yra labai gerai, tai yra labai bullish, nes jei dabar visi pardavinėtų, tai reiškia, kad jau būtų laikas panikuoti, bet institucijos perka ir jos, akivaizdu, kad jos tikisi dar daug judėjimo į viršų, tai manau ir mes turėtume tikėtis. Dabar irgi sugrįžtame, ką jau seniai žiūrėjome, tai Bitcoino ir Ethereumo grąžas, tai yra ketvirčio grąžos ir yra mėnesinis grąžos. Tai jeigu trumpai apie ketvirčio grąžas, tai atsimenate dar, kai tik prasidėjo ketvirtis, aš jau jums sakiau, kad jis bus labai bullish ir taip ir buvo, plus 60% Bitcoino grąža, bet dabar į ką mes jau žiūrime, kaip performance pirmas ketvirtis, tai yra kitų metų. Tai mums neaktualu viskas, kas čia vyko, nes mums aktualu tik tie metai, kada vyksta halvinimas ir sekantis metai. Tai reiškia, mums aktualu 2017 metai ir 2021 metai. Tai čia reiškia istoriškai tas pats į tą patį įvykio eigą, kas vyks ir dabar. Tai reiškia, buvo halvinimo metai ir tada sekantys metai, sekančių metų pirmas ketvirtis. Matome, kad 2017 nebuvo tokie ypatingi, bet dėl to, kad dar Bitcoinas buvo mažas, tai Bitcoinas dar ketvirtį padarė 200 grąžas, 200% grąžą. Bet 2021 metais mes matome, kad pirmas ketvirtis buvo net plus 100%. Tai irgi labai geras rezultatas ir mes manau, kad irgi dabar galime tikėtis, kad pirmas ketvirtis turėtų būti bullish vis tiek ir vidutiniškai matome, kad pirmas ketvirtis netgi ir ne halvinimo metais overall yra plus 56%. Tai matome, kad štai čia buvo net žemiau šiek tiek nei vidurkis, galbūt čia bus panašiai arba dar aukščiau. Tai gerai, Bitcoinas kaip maždaug ir aišku, irgi atrodo bullish, bet pasižiūrėkite į Ethereumą. Ethereumas irgi Q4, tai ketvirtį jau padarė plus 50% ir pasižiūrėkite į vidutinės grąžas pirmam ketvirtį, tai yra plus 92%, 2017 metais padarė plus 500% grąžą per vieną ketvirtį, o 2021 metais padarė plus 160%, tai pirmas ketvirtis istoriškai yra tiesiog įspūdingas Ethereumui, tai nereiškia, kad tai vyks sausio mėnesį, bet manau labiau vasario arba kovo mėnesį.
įvyks šie visi didžiuliai gainsai, arba bent jau kaip yra prognozuojama. Tai matome, kad istorija mums rodo labai akivaizdžią kryptį, kad viskas dar ateityje, tai yra pirmame ketvirtyje, dabar kada tikimės didžiulių judėjimų. Tai dėl ko ir sakau, kad dabar pats geriausias laikas mokytis, jeigu nieko nesuprantat arba tiesiog nežinot kaip geriausia, kaip susikurti portfolio, kaip geriausia investuoti, kur galima daryti gerus sandorius, tai pats laikas tą daryti. Ir taigi pasižiūrėkite linkus apačioje, pasižiūrėkite mūsų specialų pasiūlymą. Manau, kad tai yra pati geriausia investicija į save, kurią galite padaryti ir kuri jums atneš didžiulės grąžas. Tai čia tik Ethereumas, altcoinai greičiausiai atneš dar didesnės grąžas. Ir dar kas įdomu, galime pasižiūrėti Ethereumo jau mėnesinės grąžas. Tai mėnesinės grąžos yra tokios, tai dabar matome, kad gruodis buvo labai prastas Ethereumui. Realiai iš viso šito ketvirčio absoliučiai tiesiog lapkritis buvo geras. Tai realiai visą ketvirtį ištraukė lapkritis. O dabar kas bus, pavyzdžiui, sausio mėnesį. Taip, sausio mėnesis, tai irgi mums aktualiausia. Matome, kad vidurkis yra neblogas, plus 23%, tai pagalvokite, jau mes būtume gana aukštai pakėlę, jei tik vidurkis įvyktų per sausio mėnesį. Bet mes matome, kad halvinimo metais, tai yra 21 metai, tai yra po halvinimo metų, nes halvinimas, tai yra Bitcoino halvinimas įvyko 2020 metais, o 2021 metai yra tas sekantys metai, kaip ir dabar tai vyksta. Tai 2021 metais plus 80%, 2017 metais plus 30%. Tai aš manau, kad sausio mėnesis turėtų būti labai geras Ethereumui ir todėl geras ir altcoinam. O jeigu taip nebus, tada galime pasižiūrėti į vasario mėnesį, matome, kad vasario mėnesis irgi neblogas, buvo 2017 metais, 2021 jau nebuvo toks geras, bet turbūt dėl to, kad buvo sausis labai geras. O tada vėlgi dar apie tą pirmą ketvirtį, tai kad kovas irgi eina ir kovas irgi buvo labai geras. Tai iš esmės manau, kad viskas prasidės sausio mėnesį, taip pat Trumpas ateis į valdžią, tai irgi bus labai bullish dalykas. Bet dabar irgi dar prieš judant prie svarbiausių dalykų, šiaip įdomus faktas, kad Satoshi Nakamoto, tai yra Bitcoino įkūrėjas, jis yra nežinomas, bet su tiek, kiek jis turi Bitcoino, dabartinė vertė, jis yra turtingesnis nei Bill Gatesas, tai kas yra labai įdomu, pagalvokite apie tai. Microsoft įkūrėjas, kuris vertas 107 milijardų ir Bitcoino įkūrėjas, tai yra skaitmeninio aukso, jau yra turtingesnis nei Bill Gatesas, tai labai įdomus faktas. Tai va, ir dabar mano manimų svarbiausios naujienos, pačios svarbiausios naujienos, tai kas vyksta su palūkanų mažinimu ir centriniu banku. Tai šiandien matote, kad už 8 valandų bus susirinkimas. Svarbiausia, kad palūkanų mažinimas jau greičiausiai yra įskaičiuotas rinkoje, nes 25% rinka jau to tikisi. Bet kas bus svarbiausia, tai svarbiausia, kad centrinis bankas pateiks savo 25 metų projekcijas. Tai reiškia, kiek jie planuoja mažinti palūkanas ir taip toliau. Tai nuo to labai daug kas priklauso iš tikrųjų. Jeigu bus neutralus, tai reiškia, kiek ir dabar rinka tikisi kažkur, man atrodo, 3 palūkanų mažinimų. Jeigu bus 3, tai tada labai gerai. Ne tai, kad gerai, tiesiog bus neutralu ir viskas yra gerai, judėsim toliau. Jeigu bus daugiau palūkanų mažinimų, tai rinka pati labai smarkiai sureaguos ir labai bus teigiamas dalykas. Tai reiškia daugiau nei 3, pavyzdžiui, 4 ar net 5. O jeigu bus mažiau nei 3, tai reiškia, pavyzdžiui, tik kokie 2, tai čia būtų labai mažai per visus metus ir tada rinka sureaguotų neigiamai ir viskas nukristų. Tai bus labai daug veiksmo ir rinka tikrai, kaip sakant, atsižvelgs į tai, kas bus per šio centrinio banko susitikimą. Tai irgi apie tai informuosiu nemokamoje grupėje, taigi prisijunkite ir sekite visas naujienas. Tai irgi ta projekcija yra labai svarbi ir ji mus rinka nuteiks to, ko tikės 25 metais. Jeigu bus prasčiau nei yra expectationai, tada rinkai bus labai prasta. Jeigu neutralu, tai neutralu. Jeigu bus geriau nei tikimasi, tai bus labai gerai rinkai. Dažniausiai trumpas faktas prieš pabaigiant video, kad centrinis bankas atsižvelgia į rinką ir jeigu rinka dabar tikisi tą neutralų, turi kažkokį neutralų nusistačius, kada yra neutralu, tai pavyzdžiui 3 palūkanų mažinimai, tai centrinis bankas žino, kad jeigu jie padarys kažką, kas yra ne tas, ko tikisi rinka, pavyzdžiui tik 1 ar 2 palūkanų mažinimai, tai jie žino, kad visa rinka nukeliaus tiesiai į apačią.
Tai dėl to manau, kad jie nedarys to, ta prasme, neatskleis, nepadarys taip, kad rinka nuvažiuotų į apačią, nes ir Amerikai būtų pačiai negerai. Taigi aš manau, kad bus neutralus arba labiau tas pozityv dalykas, tai reiškia bus 3 arba daugiau palūkanų mažinimų projekcijos, o jei nebus, tada bus negerai. Taigi stebime naujienas ir svarbu, kad infliacija kyla, šiek tiek pakilo, ir todėl vis dar yra šansas, kad bus mažiau palūkanų mažinimų. Ir dėl to, kadangi yra pakilus šiek tiek infliacija, dėl to atsiranda visas šitas neramumas. Taigi manau, kad kai jau bus viskas aišku, bus projekcijos aiškios, bus pamažintos palūkanos, tada manau, kriptovaliutos po truputį vėl kils į viršų ir bus tas Santa Rally. Ir iki sausio 1 savaitės, manau, kad būsime nemažai pajudėję viršų. Taigi tokios naujienos, nepamirškite peržvelgti pasiūlymą, pradėti mokytis, pradėti investuoti, dabar yra geriausias momentas, kadangi viską galite nusipirkti su nuolaida. Taigi tiek šiam video ir susitiksime kituose.